Tarptautinio bendradarbiavimo projektas Ekologiškas maistas ir tvarios maisto tiekimo grandinės, įgyvendinamas vietos veiklos grupės Pajūrio kraštas, kviečia pažvelgti į mitybą kitaip, kaip į būdą rūpinti savo sveikatą, aplinką ir bendruomenę. Sveika mityba tai ne taisyklių rinkinys, o rūpestis savimi. Valgydami tinkamai mes geriau jaučiamės, mąstome aiškiau, augame stiprus ir išvengiame daugybės ligų. Bet šiandien tiek daug pasirinkimų, kad lengva pasiklysti. Kaip atskirti sveiką ir tvarų maistą nuo pigaus, bet menkaverčio energijos šaltinio. Sveikas maistas – tai maistas, kuris yra kuo arčiau gamtos. Šis maistas šviežias, neperdirbtas ir turtingas maistinėmis medžiagomis. Tai vaisiai, daržovės, grūdai ar baltymai. Toks maistas maitina, o ne tik užpildo. Tuo tarpu dauguma stipriai perdirbtų produktų gaminami iš rafinuotų ingredientų, tokių kaip cukrus, balti miltai ar rafinuoti aliejai. Perdirbimo proceso metu šis maistas praranda skaidulas, vitaminus ir maistinės medžiagas. Jis tik užpildo skrandį, bet nepamaitina kūno. Didelis cukraus kiekis, druska ir nesveiki riebalai sukuria skonius, kurie traukia, bet didina riziką susirgti nutukimu, širdies ir kepenų ligomis. Konservantai, skonio stiprikliai tokie kaip E621, dažikliai, emulsikliai, tai yra skirti ilgesniam galiojimui ir maisto tekstūroms sukurti. Deja, dažniausiai tavo sveikatos sąskaita. Žinoma, parduotuvėje sunku atsirinkti. Net produktai pažymėti natūralu ar sveika ženklais gali būti tik reklaminis triukas. Dėl to svarbu skaityti etiketes ir prisiminti šias taisykles. Pirma, jei sudėties sąrašas labai ilgas, tai ženklas, jog produktas yra smarkiai perdirbtas. Antra, jei pusė ingredientų pavadinimų skamba kaip iš chemijos vadovėlio, pavyzdžiui, medienos kanifolijos glicerolio esteriai, tau reiktų vengti šio produkto. Trečia, venk priedų tokių kaip konservantai, rūgštingumo reguliatoriai ar dirbtiniai dažikliai. Valgyk reguliariai ir ne per greitai. Stebėk, ar esi alkanas ar tiesiog nuobodžiauji. Nepamiršk, kad maistas ne priešas, o draugas. Svarbiausia balansas, o ne tobulybė. Geriausia paprastumas – lėkštė, kurios pusę sudaro daržovės ir vaisiai, ketvirtį viso grūdo produktai ir likusi ketvirtį įvairūs baltymai. Taip pat svarbu gerti pakankamai skysčio, tačiau venkite gėrimų su daug cukraus, o maistą gaminkite tik naudojant geruosius riebalus. Sveika ir tvari mityba – tai ne mada, o atsakingas gyvenimo būdas. Rinkdamiesi kokybišką, vietinį ir ekologišką maistą, kuriame sveikesnę ateitį savo, aplinkai ir visai bendruomeniai. Tavo kūnas tau už tai padėkos. Įgauk daugiau energijos, sveikatos ir geros savijautos. Šis filmukas sukurtas įgyvendinant tarptautinį bendradarbiavimo projektą Ekologiškas maistas ir tvarios maisto tiekimo grandinės, vykdoma vietos veiklos grupės Pajūrio kraštas. Sužinokite daugiau www.pajūriokraštas.lt. Taip pat galite mus sekti Facebook platformoje.